Sveiki. Taigi nusprendžiau sukurti dar vieną video ir pademonstruoti dabar daugiau techninius dalykus apie brokerius ir panašiai ir kainas ir realiai praktiškai kaip reikėtų elgtis gavus signalą, štai kaip čia yra, matot. Ir va kaip matot, realiai prasidėjus nauja žvakė nereiškia, kad jinai visada judės tą pačią kryptim, kaip ir prieš tai buvusi. Mes tik tai galim orientuotis high ir low tų žvakės. Tačiau jau praktikoje aš dar patobulinau savo šitą sistemą, suprasdamas, kad realiai tai win ratio arba pergalės koeficientas yra didesnis, kai yra 3 pipsų skirtumas. Tai yra nuo 3 pipsų ir daugiau, kaip čia matot. Open yra 16.41, o low yra 16.37. Tai čia dar daugiau, čia yra 4, o high yra 43, yra tik 2. Ir kaip matot, šita žvakė judėjo į viršų link tų 2. Todėl aš būčiau daręs šitoj vietoj buy, ta prasme būčiau laukęs, kol šita žvakė pasieks šitą low 16.37. Ir aš čia tikrai nedariau treidų, nes nebuvo pasiektas 16.37. Todėl, ko dar nepasakiau praeitam video, kad low turėtų būti minimum 3 pipsai, okay? Žiūrint į MetaTrader platformą. O kaip čia matot, šitoj vietoj open 16.41, low 16.38. Čia yra 3 pipsų skirtumas. Ir kaip matot, va šita žvakė, kur buvo daryta buy, okay, jinai buvo pasiekta 16.38, o užsidarė kada? 16.39. Nu va, ir viens pipsas pakilo ir praktiškai brokeriuose yra, dabar gaila nebus silverio, aš noriu parodyti. Dabar šeštadienis, aišku, marketas susidaręs, bet yra, va kaip ir čia rašo, 3 skaičių po kablelių tikslumu. Bet mes visada galim rasti keterą žemyn ir keterą aukštyn adekvačiai prieš tai buvusiai žvakiai, va kaip čia matot. Šita žvakė buvo low 16.38, tai mes ir čia tuo momentu turėtume ieškoti, kur buvo tas nusileidimas, okay? Kad dar būtume tikslesni, mes galim išsiskleisti dar vieną grafiką 5 minučių, tarkim. Dabar man čia biški pabėgo. 5 minučių grafiką ir mes tada tiksliau matysime ties kuria, kada buvo pasiektas šitas low. Okay? Ir tada susirasim čia low pagal grafiką. Tik aišku, čia dabar yra auksas, o ten galim žiūrėti pagal sidabrą. Ir čia susirasim tą low. Aš tai darau dėl to, kad praktiškai šituose brokeriuose kainos labiausia ir kinta ir leidžiasi, kai yra svyravimas, tai yra tas low arba high, daugiau 3 pipsų skirtumas arba mažiau. Todėl ir čia adekvačiai mes matysim low ir high atitinkantį, va kaip ir sakiau, to žvakės, kur jinai čia, šitą va. Ir va čia kaip matot, kas yra šitą žvakį, matot, open 16
43, o low yra 16,41, ne 3 pipsų skirtumas. Ir matot, kas vyko su ana žvake. Okay? Jinai kad ir pasiekė nuo tą, bet čia būtų pralošimas, nes baigėsi žemiau, jeigu būtume darę buy. Tas pats ir su high. Man atrodo open, o high yra irgi 2. Todėl būčiau čia nedaręs, nes prieš tai būsiu žvakės high ir low nebuvo atitinkamai 3 pipsų skirtumų tarp atidarymo kainos high ir low. Okay? Manau, supratot mintį. Va kaip čia matot. O čia labai geras pavyzdys. Low 16,5, o čia yra atidarymo kaina 16,8, low yra 16,5. Tai aš būčiau žiūrėjęs tik pirkti 16,5. Būčiau nedaręs čia pardavimų. Nesvarbu, kad čia būtų ir tuo atveju laimėję, bet tikrai būčiau nedaręs ir būčiau tik pirkęs. Ties 16,35 va šitų žvakės pasiektą tą kainą. Adekvačiai čia pasižiūrės prieš tai low ir čia susirandu low. Ir viskas. Tik kaip ir sakiau, ieškau tuos low tik tada, kai yra 3 pipsų, minimum 3 pipsų skirtumas. O kaip čia labai gražus pavyzdys yra ir šitas, bet gaila, kad šiek tiek trūko iki low. Iki low trūko, gerai, gal tuos objektus ištrinsiu, nes čia labai košiai bus. Delete. Va čia labai dailus pavyzdys. Open kaina 16,4, low yra 16,1. Nu va, 3 pipsų skirtumas. Ir čia open kaina 16,4, low irgi 16,1. Idealus buy. Perfect buy. Tiesiog idealus, puikus buy šitoj vietoje ir, kaip sakiau, 3 pipsų skirtumas. Ir čia laimim vėl pinigėlių. Šičia matot, vienas iš atvejų, bet čia yra, matau, 21.00 Azijos rinka atsidaro. Ai, ne, atsiprašau, 21.00 čia ne mūsų laiku. Tai praktiškai čia net nebūt buvę galima daryti buy, nes visa rinka užsidarius. Ir čia, kaip matot, lieka ant tos pačios kainos, ant tų 3 pipsų. Open, low, irgi 3 pipsų skirtumas. Open, low. Ir čia, čia būtų teoriškai lygiosios. Reiktų žiūrėti pagal šitą, pagal brokerių kainas. Bet teoriškai čia būtų lygios. Žiūrim toliau, nu va, ir čia win, ir čia win yra. Ir čia win yra. Šičia lygios. Čia lygios būt buvę. Čia pažiūrim. Čia nepasiekė low, nei high, nepasiekė 3. Žiūrim. Čia matau 2 tik tai skirtumas, jau iš akies. Low, šiam 6, šiam 4, open price, šiam 6, 2 skirtumas. Čia būčiau daręs buy arba sell, bet vėl matau sell, vėl teoriškai lygiosios. Šičia būčiau daręs irgi sell arba buy, priklausomai kur pirmiau pasiekė. Čia ko gero pasiekė pirmiau low, o va čia yra lose, nes reiktų žiūrėti į fundamentą. Kas įvyko, šita žvakė buvo lose, bet binarinėse opcijose visada bus lose. Daugiau strategijos nebuvo ir nebus, kad būtų visada win. Va čia matot irgi open price, high, 3 skirtumas, tačiau šitas nepasiekė.
Ok, šičia vėl, nu, kaip ir sakiau, aš gaunu iš indikatoriaus garsinį pranešimą ir tada pradedu analizę, techninę analizę, apie kurią dabar minėjau. Tačiau ir kitas labai svarbus dalykas, tai yra mums reikia brokerio, kuris visą dieną leistų nuo pačio ryto iki pačio vakaro prekiauti sidabru. Ok, nes kituose brokeriuose gali būti tik tai, tarkim, 4 valandas, na tai uždaro jie rinką ir viskas, ir jūs jau prarandat galimybę prekiauti. Todėl mano brokeriai, šitas RoboOption iš tikrųjų neblogas, tačiau pasigėdau biški asetų trūkumų, nėra indeksų prekybos, tačiau yra labai ilgas laikotarpis prekiauti sidabru nuo 6 ryto iki 11 vakaro mūsų laiku. Čia tikrai pliusas ir manau, kad puiku. Vienintelis dar dalykas galbūt, kad pats skriptas, tai yra, mes kai matom kainą, ne, matom, pasiekė, pats skriptas nėra patogus tuom, kad jis neišsaugo prisiloginus jūs. Praėjo valandą ar pusantros valandos išlogina, o jūs jau gavot, jau matot, pasiekė tą kainą ir jums dar reikia logintis, paskui paspaus ant binary options, pasirinkti sidabrą, įrašyti kainą ir tik tada laukti. Įsivaizduokit, jūs tas užtruks tikrai, 10-15 sekundžių, tai tikrai užtruks ir jūs galit jau prarasti tą kainą. Vėl jums reikės laukti, kol jis pasieks tą kainą, ok? Todėl va, čia yra minusas ir va, praktiškai panašus skriptas kaip čia. Įrašom kainą, pasirenkam call arba put ir tada jis dar per 3 sekundės galvoja, parinktum tą, nupirkt ar parduot. Ta prasme, dar 3 sekundės užtrunka, kol užfiksuoja jūsų tą kainą. Tai irgi, sakau, šitie techniniai dalykai iš tikrųjų atrodo smulkmena, bet iš tikrųjų dideli dalykai susideda iš mažų smulkmenų ir čia yra irgi be galo svarbu, todėl dėl į tą irgi reikia atkreipti dėmesį ir visada stebėti kainą. Kaina ir kaina. Okay? Čia nėra Forex. Forex laima tik tada, kai yra didelis kainos skirtumas. Čia mums nereikia didelių kainų skirtumų, mums užtenka, aišku, čia yra 3 skaičiai po kablelio, bet užtenka 1 pipso skirtumų ir mes jau pergalėjom. Okay. Dabar sekančią savaitę matau, aš ką dėl fundamentalios norėjau dar pakalbėti. Sekančią savaitę, pirmadienis, matau, pirmadienis bus gera diena, mažai naujienų. Bank Holiday CNI tikrai mums šitas neįtakoja. Tačiau Tuesday, antradienis, jau čia maišalynis ir treidinimas ko gero geriausias tik tai vakare maždaug nuo 8 vakarų. Nes dieną aš matau, kad bus irgi sudėtinga labai rinka ir bus sunku treidinti. Mato daug įvykių, 9, paskui 5, 2 AM. Čia 2 AM tai būtų 9 valandos ryto, 9 beje ir atsidaro vokiečių rinka, Vokietijos, tai yra Vokietijos akcijų birža. Ir paskui Wednesday, matau, irgi nebloga diena bus. Nebloga, išskyrus keletą valandų, kai atsidarys New Yorko birža. New Yorko birža atsidaro
3 valandą dienos 15:00. Maždaug 2 valandas bus tikrai rizikinga trading. Paskui ketvirtadienis labai daug irgi įvykių. Irgi greičiausiai galima bus trading normaliai tik vakare ir vienas kitas tradas galbūt čia papuls. Nes kaip ir sakiau, iš tikrųjų labai svarbu atkreipdėmėsi, kaip ir anam video kalbėjau, ar įvykis, ar žvakiai prasidėjo tada, kai prasidėjo įvykis, ir ar žvakiai nesibaigs tada, kai prasidės kažkoks įvykis. Euras arba doleris, aš pagrindė akcentuoju, nes realiai aš kiek treidinau su tuo daugiausiai ir susiję. Friday, all day, va, šitie iš tikrųjų labai maišo viską ir kai visą dieną vyksta tokie visokie meetings ar džeman čia kažkokį prelim, CPI, ir kai jie trunka visą dieną, tada iš tikrųjų labai nepatogu ir labai šlykštus marketas prekiau. Todėl, kaip ir sakiau, mąstant apie prekybą, pirmiau reikia mąstyti, kaip neprekiauti. Ir tai yra žymiai sunkiau padaryti. Tai yra aptikti pavojaus zonas, pavojaus laukus ir taip toliau. Už jūs indikatorius visko nepadarys. Indikatorius yra matematika. O paskui sekančią matematiką jau jums reikia patiems vertyti ir susiskaičiuoti. Todėl, kaip ir sakiau, pirmas aspektas žiūrint į brokerius, tai reikėtų atkreipdėmėsi į tiek, kiek laiko duoda trading. Aš rekomenduočiau šį brokerį, labai geras brokeris, BSWIS 99. Čia galima, kaip ir teletraide, galima kopijuoti, sekti, tarkim, kažkurį sėkmingą traderį ir paskui jį trading. Galima netgi pasižiūrėti jo sėkmės reitingą ir panašiai. Todėl man iš tikrųjų tas patinka pasižiūrėti ir kartais ir pats tuo naudojuosi, dėlėm sumom nerizikuodamas. Tai va, tai manau išdėšiau tai, ką norėjau dėl Silverio, kad realiai man svarbu 3 pipsų skirtumas, okay? Kaip ir sakiau, tos kainos high ir low. Tai yra tie leveliai, iš tikrųjų, kurie identifikuoja, nuo kur aš pirksiu arba parduosiu. Ir tada žiūriu adekvačiai, kur tie taškai high ir low galėtų būti brokerio grafikė, čia kaip matot. Tarkim, čia būtų, ne? Ir prasidėjo paskui čia žvakė. Tai vėl aš laukiu, kol pakils iki ten kainą ir paskui leisis. Va kaip, tarkim, kaip pavyzdys, va čia maždaug. Matot, low yra, kurioj vietoj. Ir paskui šičia. Tai va nuo čia būt buvę puikus buy, tarkim, keliom tom. Tai yra pabaigai 15 minučių, tai iki 30 minutės, iki 5 ir taip toliau, kaip ir minėjau praeitam savo video. Kas dar? Gerai, aš vis, kadangi prekiauju su grynais pinigais, reikia susikaupti. Niekaip dar tas įprotis likęs, niekaip nepaspaudžiu record screen, kad parodyčiau gyvai, kaip prekiauju. Okay? Savo brokerių. Ir aišku, kaip ir sakiau, iš tikrųjų reikėtų akauntus. Aišku, galima ir su vienu prekiauti, bet rekomenduotina keliuose brokeriuose turėti akauntus ir įsimetus pinigų. Aš realiai naudoju keletą brokerių, kaip ir sakiau, 9, šitam yra, dabar šitam esu įsimetęs, dabar šitą kol kas irgi žiūrau, bet man iš tikrųjų irgi patiko visai. Kaip ir minėjau, niuansai yra su skriptu, po to
dar yra keletas, kuriuose irgi esu išsiskaidęs pinigėlių į atskirus brokerius ir savo prekiauju. Dabar radau neblogą brokerį, kuriame galima reguliuoti, kiek procentų nori susigrąžinti, jeigu praloši. Tai yra tikrai inovatyvus šitas brokeris. Skriptas fantastiškas, nereikia jokių veit, tik paspaudi put arba call ir realiai ir nuperka, o būtent toj vietoj, kur yra ta kaina, okay? Tai irgi susirandu aš ir tada prekiauju tuos levelius, high ir low. High ir low. Susirandu ir tada žiūriu, kaip ir sakiau, prieš tai tokia pat sistemėlė. Binary options, iš tikrųjų asetų krūva yra, nežinau, dar tiek daug retai kur rasi, daugybė akcijų, įvairenybė ir yra net education, čia apie sistemas, klasikinės kalba, moving coverage, alligator, na, čia daug visko yra. Iš tikrųjų, fainas brokeris, man labai patiko. Galima nepatempė šių. Va, kas man dar patiko, tai statant galima čia reguliuoti, kiek norit susigrąžinti. Net galite, jeigu stato 10, jeigu pralošėt, jums gali grįžti netgi $4.50. Okay, jeigu pralošit iš $10. Aišku, jūs pretenduojat išlošti tik tai 22%. Tačiau ir pralošimo atveju jūs pralošite tik 5, o ne 10. Tai va tas irgi ir vertinant rizikas, tas va irgi svarbu. Okay. Tačiau su naujais, kaip iš patirties aš žinau, su naujais bėdelė tame, kad jiem dar reikia kažkokiuose techniniuose dalykuose tobulėti ir būna taip, kad jie neveikia kažkiek laiko. Na, bet palyginus su kitais tai yra smulkmena ir tai iš tikrųjų patiko man. Ok, taigi dar nepaminėjau praeitam video, kad aš siūlau 20 nemokamų signalų savo silveriu ir tada jūs galite įsivertinti, ar tai pelninga ar ne. Galite atsidaryti demo sąskaitą su RoboOption ar su kitu brokeriu ir tiesiog pasitreidint, pasižaist su mano tais signalais, pasižiūrėti, ar jie pelningi jum ar ne. Ar aš meluoju ar ne. Tai va tiek iki gerų statymų šiandien beje. Bye.